bet mes galbūt labiau motyvuoti, kadangi turim ir tam tikrų komandų netekčių ir traumuotų žaidėjų, mums tik tai sutelktumas gali vesti pergalę. Jeigu mes būtumėm bent kažkiek atsipalaidavę, tai nemanau, kad toks rezultatas būtų. Ir matėt, po 2 ketvirčių jau įvyko aikštėje tam tikri galbūt nesklandumai komandai, bet gerai, kad mes po ilgosios pertraukos šitą visą sutvarkėm. Ir matot, kaip mums iš tikrųjų labai didelis yra dar plus sunkumas, kadangi komanda buvo iš tikrųjų kaip labai išbalansuota. Žinot, ir vienas treneris, ir antras treneris, ir treneris žaidėjas. Ir va, dabar vismo jau po truputį išeina kažką tai tokio bendro rasti. Šiandien vienas iš tos varžybų, kur nieks nesikliavo visiškai. Liūdna. Yra kaip yra, ką daryti, reikia toliau kautis. Bet varžybos tai nežinau, tikriausiai prašiausia šį sezoną. Nežinau, bandėm visokius variantus ir mažų 5 ir didelių, viskas, nieks nesiklijavo, vienu žodžiu baisu. Tiesiog kaip nesiklijuoja žaidimas, tai taip atrodo, kad tiem kitiem geriau sekas, tai ir atrodo toks iš išorės vaizdas. Aišku, mums svarbi pergalė, jiems šiandien tikrai pavyko, nežinau, ten gynyba neblogo pastatė iš tikrųjų, mums sunku labai buvo šiandien, nežinau. Biški nuleido ant žemelės mus tos, aš manau, kad jo, biški duos to tokio susikaupimo rimtesnio. Šiandien kažkaip gal tikėjomės, tai man atrodo lengviau apsilošti tos Kėdainius, nežinau, bet kai nieks nesiklijavo, tai nežinau, manau, kad galbūt ir į naudą išeis. Biški nuleido ir bus biški gal rimtesnis susikaupimas kitoms varžyboms. Aš tikiuosi, aišku, to. Šiandien 70